Sveiki atvykę į mūsų pamoką apie dirbtinio intelekto įrankius ir etišką jo naudojimą. Ši pamoka yra skirta tiek jaunimui, tiek mokytojams ir truks apie 1,5 valandos. Šiandien kalbėsime apie dirbtinio intelekto įrankius, kurie tapo mūsų kasdienybės dalimi, nuo tekstų kūrėjų iki vaizdų generatorių ir mokymosi pagalbininkų. Dirbtinio intelekto įrankiai šiandien gali padėti kurti greičiau, paprasčiau ir kūrybiškiau nei bet kada anksčiau. Tačiau kartu jie kelia klausimų, kaip juos pasirinkti, kaip jais naudotis atsakingai ir kaip atskirti teisingą informaciją nuo klaidinančios. Šios pamokos tikslas – padėti geriau suprasti, kaip dirbtinio intelekto įrankiai veikia kaip šiuolaikiniai pagalbininkai mokymuisi, kūrybai ir kasdieniam darbui. Mes nagrinėsime, kaip dirbtinis intelektas keičia mūsų įpročius, kokią įtaką daro informacijos suvokimui ir kodėl svarbu išmokti naudoti šiomis technologijomis atsakingai bei etiškai. Ši pamoka padės suprasti, kada dirbtinis intelektas tampa pagalba, o kada rizika ir kaip priimti protingus skaitmeninius sprendimus. Šioje pamokoje sužinosite, kokios dirbtinio intelekto įrankių kategorijos egzistuoja šiandien – tekstas, vaizdas, garsas, vaizdo įrašas. Kaip veikia populiariausi įrankiai tokie kaip ChatGPT, Gemini, Copilot, DALL-E, Midjourney, Runway ar Eleven Labs. Kaip saugiai vertinti dirbtinio intelekto pateiktą informaciją ir atpažinti klaidas ar šališkumus. Kokios taisyklės padeda naudoti dirbtinį intelektą etiškai tiek mokykloje, tiek kasdienybėje? Kaip pasirinkti tinkamiausią įrankį konkrečiai problemai? Jaunimui ši pamoka padės suprasti, kaip dirbtinis intelektas gali palengvinti mokymąsi, kūrybinių projektų rengimą, saviraišką, tačiau taip pat išmokys saugiai ir etiškai elgtis internete bei išlaikyti akademinį sąžiningumą. Mokytojams ši pamoka suteiks konkrečius metodinius įrankius, kaip dirbtinį intelektą naudoti pamokos planavimui, vertinimui, diferencijuotoms užduotims, kaip aptarti dirbtinio intelekto etiką ir kaip padėti mokiniams atsakingai naudotis technologijomis. Dirbtinio intelekto įrankiai gali rašyti tekstus, kurti iliustracijas, montuoti vaizdo įrašus, generuoti kodą, analizuoti duomenis ir net suteikti mokymosi rekomendacijas. Tačiau jie nėra visagalis programos, jie turi ribas, šališkumų ir gali pateikti klaidingą informaciją. Pamokoje išbandysite tikrus įrankius, gausite instrukcijas, kaip juos naudoti, bei atliksite praktinę užduotį, kuri padės suprasti dirbtinio intelekto galimybės realiame gyvenime. Kaip vyks mokymasis? Procesas bus aiškus ir paprastas. Pradėsime nuo šio įvadinio vaizdo įrašo, tada išnagrinėsite pagrindines sąvokas ir teoriją. Po to pereisite prie praktinių įrankių, kuriuos galėsite išbandyti patys. Apžvelgsite realius pavyzdžius, atliksite užduotis ir galiausiai kartu apibendrinsime pagrindines pamokos mintis. Ir svarbiausia, jūs mokysitės individualiai savo tempu, kada jums patogu. Tai reiškia, kad galėsite sustoti, grįžti prie turinio ar peržiūrėti įrankius tiek kartų, kiek norėsite. Ko jums reikės? Tik kompiuterio arba telefono su interneto ryšiu. Jeigu norėsite, turėkite užrašų knygelę, ji pravers, kad pasižymėtumėte svarbiausias mintis ar klausimus, kurie kils mokantis. Ir dabar klausimas, kuris lydės jūs visą šios pamokos laiką. Ar dirbtinio intelekto įrankiai padeda mums kurti, ar pradeda kurti už mus? Pagalvokite apie tai. Atsakymą ir būdus, kaip dirbtinį intelektą naudoti efektyviai, atrasti šios pamokos metu.